Filmas sukurtas remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengtą ir Švietimo ir mokslo ministro ir Vidaus reikalų ministro patvirtinta Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ugniagesių gelbėtojų mokykla pristato filmų ciklą Ekstremalios situacijos. Gaisras gamtoje. Ugnis vienas didžiausių gamtos stebuklų, su kuriuo žmogus susipažino dar gilioje senovėje. Jau tada ugnis tapo žmogaus geriausiu draugu. Ugnis dovanoja žmogui šilumą ir šviesą. Senovėje jį gindavo nuo laukinių žvėrių, padėdavo pasigaminti maisto, šildydavo ir ramindavo. Žmonės gerbė, saugojo ir tausojo ugnį. Tačiau ugnis gali būti ne tik draugas, bet ir priešas. Nekontroliuojama ugnis pavirsta visą naikinančią jėgą. Gaisrų gamtoje pradžia paprastai lieka nepastebėta, tačiau plintanti ugnis miškuose, pievose, laukuose labai greitai pasiglemžia krūmus, medžius, visą žaliąją augmeniją. Praėjusiais metais gamtoje kilo net 5000 gaisrų. Ugniagesiai mišką gesino 300 kartų, o degančią žolę ir durpynus dar daugiau kartų. Labai retais atvejais miško gaisro priežastimi būna žaibas. Dažniausiai ugnis įsiliepsnoja dėl žmonių neatsargumo ir neatsakingumo. Numestas degantis degtukas ar smilkstanti nuorūka, paliktas neužgesintas laužas, vienas iš pagrindinių gaisro priežasčių gamtoje. Atsižvelgiant į tai, kaip plinta ugnis, miško gaisrai skirstomi į žemutinius, viršutinius ir požeminius. Žemutinis arba paviršinis gaisras pasitaiko dažniausiai. Jis sklinda miško apačia. Dega kerpės, žolė, krūmai. Toks gaisras plinta lėtai ir pažeidžia ar net sunaikina medžius. Viršutinio gaisro metu dega ne tik žolė, krūmai, bet ir medžiai. Tai pavojingas gaisras, nes jis greitai plinta medžių viršūnėmis, dažniausiai genamas stipraus vėjo. Požeminiai gaisrai kyla ten, kur durpingas dirvožemis yra žemės paviršiuje. Durpės pradeda degti prie medžių kamienų, kelmų, dega be liepsnos. Dar dažniau nei miškas dega pievos, žolė. Visada turite būti atsargus, nes sausa žolė gali užsidegti net nuo mažiausios kibirkštėlės. Jokių būdų negalima žaisti su degtukais ar žiebtuvėliais. Kartais pakanka net menkiausios stiklo ar veidrodžio šukės, kad į ją patekęs saulės spindulys įžiebtų liepsną. Jei pučia stiprus vėjas, ugnis plečiasi tiesiog žaibiškai. Jei dega nenupjauta žolė, ugnies liežuviai pakyla labai aukštai ir gali būti pavojingi žmonėms, bandantiems užgesinti ugnį. Žmogus gali apdegti, apsinuodyti dūmais, prarasti sąmonę ir nukristi į degančią žolę. Taip pat liepsna gali apimti ir sudeginti netoliese esančius gyvenamosius namus, ūkinius pastatus. Tai labai pavojinga. Liepsnojančiose pievose visada sudega retų augalų sėklos, žūsta vabzdžiai, gyvūnai ir net paukščiai. Pagalvokime, ką reikėtų daryti, kad išvengtume tokio pavojaus. Apsidairykite aplinkui. Ar mūsų aplinka tvarkinga? Jei pasirūpinsite, kad 10–30 metrų atstumu aplink jūsų namą ar mokyklą aplinka būtų tvarkinga, apsaugosite savo namus nuo žolės ar miško gaisro. Reikia sugrėbti kieme nukritusius lapus, sausas šakas, šakeles bei įvairias šiukšles ir jas išvežti. Jei vis dėlto atsitiko nelaimė, kuo greičiau kvieskite į pagalbą suaugusiuosius ir skambinkite gelbėtojams telefonu 01 arba 112. Jei ugnies liepsnas pamatote būdami miške, nepanikuokite ir kuo greičiau bėkite priešingą vėjui kryptimi iš miško į atvirą vietą. Pajutus dūmų kvapą,
Burną ir nosį būtina užsidengti popierinę nosinaitę ar kokiu nors drabužio gabalėliu. Degant dideliems plotams negalima gaisro gesinti pačiam. Tai gali padaryti tik ugniagesiai su specialia gaisrų gesinimo technika. Degant nedideliems plotams galima pabandyti užgesinti gaisrą patiems. Vienas iš būdų yra uždengti degantį plotą žemės sluoksniu. Neturint kastuvo, nedidelį ugnies židinį galima pabandyti išsklaidyti nukritusiomis medžių šakelėmis ar tiesiog užgesinti tą vietą trypiant. Jeigu užsidegė drabužis, reikia uždengti degančią vietą arba prispausti ją prie žemės. Sumažėjus degonės kiekiui, ugnis užgesta pati. Netoliese esant vandens telkiniui, ugnį reikia gesinti vandeniu. Pamatę degantį mišką, pievą ar smilkstančius durpynus, iš karto šaukitės pagalbos ir kvieskite ugniagesius telefonu 01 arba 112. Net jei jums ir pavyko užgesinti ką tik kilusi gaisrą, būtinai praneškite ugniagesiams. Dar kartą pakartokime, kaip reikia saugiai elgtis gamtoje. Jokiu būdu negalima žaisti su degtukais ar žiebtuvėliais. Kartais pakanka net menkiausios stiklo ar veidrodžio šukės, kad ją patekę saulės spindulys įžiebtų liepsną. Niekada nepalikite neužgesintos laužavietės. Laužą kurkite tik tam skirtoje vietoje. Pasirūpinkite, kad 10–30 metrų atstumu aplink jūsų namą ar mokyklą aplinka būtų tvarkinga. Sugrėbkite kieme nukritusius lapus, sausas šakas, šakeles bei įvairias šiukšles ir jas išvežkite. Atsitikus nelaimiai, nepanikuokite ir veikite ryžtingai. Atsidūrę šalia gaisravietės, bėkite priešingą vėjui kryptimi į saugią atvirą vietą. Užsidegus drabužiui, uždenkite kitą jo dalimi degančią vietą arba ją prispauskite prie žemės. Bet kokiu atveju, kvieskite į pagalbą suaugusiuosius ir gelbėtojus telefonu 01 arba 112.